Ačiū. Girdėjome paskutiniosius 3 pranešimus, kurie iš tiesų, būdami skirtingi, kiekvienas savaip pabandė iškelti labai svarbias temas ir klausimus. Sekuliarizacijos analizė pasirodo visą laiką buvau linkęs manyti, kad tai yra tam tikras blogis, bet deramai suprasta, sekuliarizacija pasirodo yra pozityvus ar netgi konstruktyvus principas, kurį galima panaudoti poleminiais tikslais, gaila nepavyko. Kaip sakyti, su žmonėmis, kurie norėtų matyti radikaliai kitokį visuomenės pavidalą negu tą, kurį Pijus labai istoriškai plačiai mums nupiešė, aptardamas galimas sekuliarizacijos reikšmės. Aš galbūt kelčiau vieną abejonę dėl liberalizmo kaip politinės religijos. Sakyčiau, kad liberalizmas turi tokią dvejopą sielą. Ar tai yra žodis, kuris padengia 2 skirtingus reiškinius. Vienas yra tas liberalizmas, kuris kyla kaip antireliginis judėjimas, kuriam labiau dėrėtų Pijaus pastabos. Kitas yra liberalizmas turintis krikščioniškas šaknis. Čia turbūt skirtumas tarp kontinentinio ir anglosaksiško liberalizmo būtų daugmaž apytikslis toks tapatybės ribų nubrėžimas. Ta prasme, kad anglosaksiškas, jis toks kaip Amerikos, jis vis dėlto labiau kilęs iš religijos laisvės pabrėžimo ir todėl jo pavidalas yra kiek kitoks. Bet tai yra techninis klausimas, kurį be abejo verta kelti ir verta diskutuoti, nes pamatome, kad tikrovės pavidalai, kurie atsiskleidžia, yra žymiai įdomesni. Kaip ir ta ilgai neliesta šventa karvė parlamentinė demokratija. Kai susitaikant su Čerčilio fraze, jog tai yra blogiausia įmanoma santvarka, išskyrus tai, kad visos kitos, kurios buvo išbandytos, yra dar blogesnės. Bet Justo analizė iš tiesų iškelia labai rimtus konceptualinius priekaištus ir jeigu galvojame apie parlamentinės demokratijos stiprinimą, tai reikia mąstyti tą linkme. Ir kai kalbame apie parlamentinę diskusiją, kaip jinai tapo PR-u, tai paskutinysis pavyzdys yra labai šviežias, tai yra ketvirtadienio, ar net antradienio vis dėlto. Man jau painiosi tos plenarinių sesijų dienos, kai Valentinas Mazuronis, pristatydamas savo pasiūlymą sumažinti Seimo narių skaičių, labai neatsargiai pasakė, kad tai buvo toks freudiškas lapsus lingve, kai jis kreipėsi į kameras, sakydamas, kad parlamentą renka spaudos atstovai. Be abejo, turėjo omeny tautos, bet kadangi žiūrėjo į kameras, tai įvyko toks freudiškas nuslydimas. Ir diskusija kaip galios ar valios pakaitalas, ji gali būti pozityvus dalykas, kai tai apsaugo nuo politinės prievartos, bet tai gali būti taip pat ir silpnumo ženklas, kai Pieras Mono sako, kad kolektyvinės veikimo galias dabartinėje Europoje pakeičia reglamentai ir begalinis debatas, tuo būdu suaktualindamas Karlo Šmito ankstesnę kritiką. Ir galiausiai iš tiesų visiškai kitoks negu visi kiti, labai subtilus lietuviškojo kino skaitimas, kuris iš tiesų pasinaudoja lietuviškos kino autoriais kaip galimybę atskleisti visuomenės dvasios gyvenimą, aš sakyčiau. Sujungdamas, iškeldamas, pabrėždamas tuos simbolius, kuriuos galbūt žiūrėdami juos ne visi išsyk ir pastebi ir bando įprasminti. Ir toks skaitimas duoda mums žodžius ir kategorijas įvardyti tiems giluminiams visuomenės nuotaikos, dvasių poslinkiams, kurias iš kitų mokslų gal sunku ir pasisemti. Jau vien tas idėjinis neapibrėžtumas, kurį mes išgirdome iš Maksimo kaip būseną apibrėžianti Barto ir Narkevičiaus kinų herojus, jie yra, mano supratimu, labai konstruktyvi kategorija ir jie galima taikyti žymiai plačiau negu tik kinų herojams. Tai yra iš tiesų būklė visuomenės, kuri prarado tam tikrus tikrumą ir orientyrus. Ir taip pat skaitimas su kinų kaip susvetimėjimo būklės dokumentas ar poreikis atlikti 20-ojo amžiaus reviziją kaip savotiškas visuomenės sielos egzaminas, tai yra žvilgsnio kampai į visuomenę, kurių iš kitų mokslo būtų sunku galbūt ir išvesti taip natūraliai ir organiškai, kaip Maksimas jos išvedęs iš kino skaitimo. Tai man atrodo, šie 3 pranešimai irgi suteikia peno diskusijoms, kurios dėja nebus tokios karštos, kaip kad būtų galėję būti, kol neišėjo Aušrinė Marija Pavilionienė, bet vis tiek kviečiu, kaip sakyti, klausimams.
ir pasisakymus. Prašom, kas norit pasisakyti, aš sužavėtas esu auditorija, kuri atlaikėt 11 pranešimų, aš tikrai seniai nesu matęs tokio dalyko. Jeigu dar kas turit jėgų, fizinių, dvasinių ir iš tikrųjų norit pasisakyti pranešimo temom visų 11, va, yra tautoje jėgos dar, prašom. Prisistatykit. Labadiena, esu Karolis Jachimavičius ir esu parašęs kelias kino recenzijas. Klausimų Maksimui galbūt ir turiu, tačiau labiausiai noriu išsakyti savo repliką dėl Barto, kad laikas ten tikrai egzistuoja ir kas matė filmus Barto, žino, kad laikas ten eina labai lėtai ir skausmingai ir kad istorija ten visgi kažkokia yra, tokia pati, jis pasakoja istorijas taip pat kaip ir kiti režisieriai. Tačiau jis turbūt gėdijasi ir tų istorijų nelabai moka pasakoti, todėl dažniausiai kreipia dėmesį į savo kinematografinį talentą ir gabumus. Maksimai, kaip ten su laiku? Kažką ten... Ne, aš iš esmės sutinku ir nesakiau, kad laiko tenais nėra, tik tais pabandžiau nusakyti būtent kodėl jis toks lėtas ir žudančiai ilgas. O dėl istorijos... Dabar supratau, kodėl neinu į tos kinus. Naujausias filmas Eurazijos aborigenas kaip tik yra labiau žanrinis, tai ten galima padiskutuoti, kaip jo talentas jau grinai pasakoti istoriją atsiskleidžia ar neatsiskleidžia. Ne, iš esmės tai ačiū už pastabą. Būtinai reikės pažiūrėti. Ačiū už rekomendaciją. Jeigu, Karoli, dar galėtum išjungti mikrofoną. Aš noriu pasakyti, kad kartą pirmą filmą žiūrint Barto su Ginto Mažeikiu klausiau, Gintai, apie ką tas Bartas tos filmus daro. O, jis sako, klausyk, ten beviltiška, viskas taip lėtai vyksta, tu pamatysi. Ir kai pradėjau rodyti filmą, ten lekia traukinys dideliu greičiu. Aš sakau, Gintai, tu sakai, kad viskas lėtai vyksta. O jisai sako, čia paskutinė greita scena, daugiau nebus. Bet čia jau turbūt tam, kad gyvybę palaikyti, tą sakau, Mantas pradėjo, Mantas ir tegul užbaigė visą šitą renginį. Aš noriu pasakyti, kad mums visiems turbūt, kas buvot, Maksimai, tu nebuvai kaime, bet tas simbolis visiems patiko toks radiatoriaus, jeigu mes savo grafiti darytume, va čia to sambūrio 11 pranešėjų ir mūsų, tai mes paimtume radiatorių, ant jo liepsnos nupieštos, labai karstos diskusijos, kurios mūsų visuomeniai būdinga imituoti. Jos iš tikrųjų ten surežisuotos, stereotipai vaikšto, o mes toliau vaizduojam, kaip čia karštai diskutuojama radio studijoje, televizijoje ar dar kur nors parlamente. Taip, kad man tai tu pradėjai, tu ir baig dabar. Yra tokia Gilberto ir Sullivano opera Penzance piratai, kur vienoje vietoje herojus sako, na aš jau einu ir toliau dainuoja. Ir galų gale choras prašo jo sakyti, na eik jau, eik galų gale. Tai baisiausia yra konferencijos, kurios niekad nesibaigia. Ir jau visiems išsekė klausimai ir kantrybė, o jos vis dar tęsis ir dar yra kažkokie apibendrinimai ir organizatorių baigiamieji žodžiai. Tai aš jau dabar tampu tokio personažo karikatūrą, tai aš pirmiausia noriu padėkoti 11 šaunių pranešėjų. Antra, toms iniciatyvoms Lietuva 2030, kurios įkvėpė ir palaikė šio renginio gyvybę kaip tam tikrą, na galbūt korektyvą ar mąstymą toj plotmėje, kad reikia kelti kitus klausimus. Ir galiausiai tuomet susirinkusiems, be kurių nebūtų šito renginio įvykę. Nes kalbėti savo patiems mes jau tą esame darę ir porą kartų. Tai iš tiesų labai jums ačiū ir labai ačiū už kantrybę tiems, kurie ištvėrėte iki galo. Tai ačiū.